padarė rusai. Tai atsitinka tai, ko mums labiausiai reikia, kada mes marginalizuojame labai didelį žmonių grupę, kurie turi legalių rūpesčių, ar nelegalių norų, baimių ir kitų dalykų. Ir kada mes juos visus išvadiname ten, vienaip arba kitaip išvadiname, ar tiesiogiai, ar publiką išvadiname svatnikais, ar ten priešais tautos. Viena keisčiausių dalykų, kad tokių situacijų mes jau turėjom ir susijusių su poligonais. Vienas dalykas yra, manau, kad botų naudojimas viešosios politikos klausimams turėtų būti nelegalus ir draudžiamas. Tai čia vienas dalykas yra. Tai kaip atskirti, kur gimęs natūralus tas naratyvas, natūralus pasipiktinimas ir kur jisai yra pagimdytas kažkur tai iš išorės? Mes matome, kad tie naratyvai, komentarai pasipila, komentarai ten apie 30% komentarų pirminių iškart yra neigiami, pavyzdžiui 15, paskui 20, dabar 30% neigiamų komentarų yra pasiekę. Liberalūs pokalbiai. Sveiki gyvi, čia Liberalūs pokalbiai ir aš Jonas Vitkauskas, kartu su manimi, kaip visada, profesorius Raimundas Lopata. Labą dieną, Raimundai. Labą dieną, sveiki. Ir šiandien kalbam apie Kapčiamiesčio poligono istoriją ir tai, kaip tokios temos tampa didelė terpė propagandai. O mūsų svečias, komunikacijos ir naratyvų analizės ekspertas, Repsens bendraįkūrėjas Mykolas Katkus. Sveiki, Mykolai. Sveiki. Tai pradėkim gal nuo esmės. Kur šitoje istorijoje baigėsi natūralūs žmonių pasipiktinimai ir klausimai, kurie turbūt natūraliai kyla tokiais atvejais, ir kur prasideda sąmoningai kuriami, stumiami naratyvai? Truputėlį duosiu šiek tiek tokio konteksto. Tai čia turbūt visi esam pastebėję ir tai yra nekartą fiksuota įvairių tyrėjų analizėse ir tyrimuose, kad strateginiai Lietuvos projektai, visų pirma, karyboje ir energetikoje, visą laiką sulaukia mūsų kaiminės dėmesio. Tas tęsiasi labai seniai. Turbūt pirmieji tokie tyrimai ir daryti apie tai užfiksuoti kokiais turbūt 2011-2012 metais. Iki tol buvo kitos priemonės, ne per interneto komentarus ar per interneto erdvę, buvo kitais būdais bandoma, bet iš esmės galima drąsiai sakyti, kad šios temos, kurios didina strateginį Lietuvos nepriklausomybę, savarankiškumą, jos nepatinka mūsų kaiminiai. Aš atsimenu net 2005 metais esu daręs pirmąją analizę apie tuo metu NATO kareivių susimušimus Šiaulių šitame, Šiaulių oro uosto. Jau tada tos temos buvo ir matėsi. Tai nieko čia ypatingai naujo nėra. Klausimas yra turbūt du dalykai, kas šiek tiek skiria šitą situaciją nuo kitų situacijų. Tai pirmas dalykas yra tai, kad iš ties pastaruosius metus Rusijos, vadinkime, su Rusija siejamų paskyrų veikla ir propaganda yra labai stipriai padidėjusi Lietuvoje. Tai galim sieti ir su naujomis dirbtinio intelekto teikiamomis galimybėmis. Lengviau teikti, tai galima sieti ir su Lietuvos politinė pasikeitusi situacija, kai jie jaučia, kad jiems leidžiama galbūt šiek tiek, jaučiasi šiek tiek laisviau. Ir trečias dalykas, tai aišku, siejasi su naujos platformos TikToko iškilimu ir su, vadinkim, tokiu nebaudžiamumo jausmu toje platformoje. Nes ten tai platformai, kaip priminsiu, Lietuvos politikai nusprendė iš tos platformos nedalyvauti, valstybės tarnautojai negali turėti TikToko paskyrų, iš esmės platforma yra kiniška. Tokiu būdu mes tarp kitų žmonių tą platformą taip pat elito tarpe neišplito, ir ta platforma tapo, vadinkime, įvairaus tipo vatnikų ir Rusijos tiesiog botų arba trolių tokia veikimo labai aiškia erdvė. Ir natūralu, kad vienoje platformoje žmonės įsidrąsina kalbėti ten apie Rusiją, kad gerai sekasi, iš to negauna jokios realios atsakomybės. Tai natūralu, kad tas procesas toliau persikelia ir kitus socialinius tinklus, tai iš Telegramų, iš TikToko visi tai persikelia atgal į Facebooką, į Instagramą, YouTube'ą ir aišku, natūralu, paskui patenka ir Lietuvos žiniasklaida. Tai tas suaktyvėjimas yra labai akivaizdus, čia mes galim sakyti ir skaičiais, ir kaip tik nori, ir pasiekti auditoriją. Akivaizdu, kad tie dalykai vyksta. Čia iš principo nuo Vaitkaus rinkimų kampanijos prasidėjo toks, vadinkim, legalizavimas prorusiškos nuomonės Lietuvos viešajame eteryje, kurios anksčiau tradicinė žiniasklaida beveik nebuvo. Tai čia toks šiek tiek kontekstas, tai čia nieko ypatingo nėra, bet kita konteksto dalį, kurią prieš analizuojant propagandą reikės dėl to suprasti tokį dalyką, kad, kaip čia pasakyti, nepavyko. Aš nenoriu čia ieškoti kaltų ar sakyti, kažkas ten susimovė ar nesusimovė, ar sekasi geriau ar blogiau, ar politinės valios trūko. Bet faktas yra toksai, kad šitas pristatymas nepavyko, čia aš nenoriu dabar gilintis į klaidas, jų, man regis, čia plika akim daug kas yra parašęs, jau padaryta nemažai, tiek strateginių klaidų,
kelti nelabai paruoštą vietą labai greitai tarpušvenčių ir taip nelabai, kaip iš giedro dangaus. Ir kitas dalykas, buvo labai daug taktinių klaidų padaryta, kalbant tiek apie susitikimo strategiją, leidimą ten visiems dalyvauti susitikimuose, galbūt ten galima galvoti, kitaip reikėjo tos susitikimus organizuoti, gal apskritai jos reikėjo kitaip daryti. Kaip čia kažkas juokavo, kad atvažiuoja Vilniaus ponai ir pradeda pas kaimiečius ir pradeda dainuoti Lietuvos himną, tai kaimiečiai, kurie atėjo pasidėrėti dėl savo kaimo pardavimo, jie nusprendžia, kad pinigų turbūt nemokės ir tada atsiranda pyktis. Tai čia taip turbūt jau darosi. Nes, kitaip tariant, ūkinis klausimas, kompensacijų klausimas, kaip teisingai rašė Darius Antanaitis, yra labai skirtingas klausimas nuo poligono reikalingumo klausimo, nes yra vis dėlto labai skirtingi klausimai ir poligono reikia, jo reikia ir čia turbūt yra Lietuvos strateginė politika, pozicija ir kitaip nebus, bet ar reikia toje vietoje tikrai reikia. Kitas klausimas yra, kaip teisingai kompensuoti, kaip užtikrinti, kad gyventojai nebijotų to poligono. Čia jau vadinkim dalykai susijęs su dėrybiniu ir su komunikaciniu procesu, bet tai neturėtų tos dalies. Esmė yra tame keisčiausia šito istorijoje. Daug keistų dalykų, bet viena keisčiausių dalykų, kad tokių situacijų mes jau turėjom ir susijusių su poligonais. O jo. Dar praeitos kadencijos Seimo metugi buvo ir Žemaitijos klausimas, kiti poligonai ir viskas tai buvo pereita. Tai pasirodo nieks nes... Tai žiūrėk, ta prasme, čia aš nežinau, aš noriu pasakyti, kad faktas yra toks. Tikrai niekas nebus sužavėtas, kas statai poligoną kažkieno žemėje. Aš turbūt irgi nebūčiau sužavėtas, matyt, jeigu mano žemėje statytų kaimą, sakytų, dabar kaustykis iš namo. Bet, jeigu toks yra sprendimas, būna kelius tiesia, mes mokam tiesti kelius, mes mokam statyti daugiabučius namus tankiai gyvenamuose vietose, Vilniuje arba Kaune arba Klaipėdoje. Mes mokam Rail Baltica nutiesti, mes mokam daryti daug dalykų. Ir čia tose procedūros, aišku, šitoje situacijoje erdvė yra sudėtinga, jinai yra ten karyba, dar kažkas panašiai, yra šiek tiek daug įtampos, bet bendrai paėmus, tai čia nėra kažkas labai naujo šitas dalykas, šitas įvykis ir tas procesas man kaip atrodo, faktas yra toksai, kad čia, sakau, aš matau daug padarytų, nenoriu sakyti klaidų, nes nori čia žmonių kažkaip tai, barti, negali žinoti nei čia kas atsakingas, nereikia čia ieškoti kaltų, bet faktas yra toksai, kad iš tos situacijos reikia pasimokyti, nes čia buvo padaryta taip, kaip, turbūt daryti negalima. Ne 100%, bet 85% dalykai buvo padaryti negalime. Esminė klaida yra ūkinis klausimas ir himnas viename. Tai gali būti. Ūkinis klausimas turi būti sprendžiamas prie ūkinio stalo, kuriame žmonės nori gauti kompensacijas už savo nutrauktą veiklą, už savo ten namus, ten dar kažką tai. Čia vienoje pusėje, o kitoje pusėje yra strateginiai Lietuvos klausimai. Tai klausimai būtų labai svarbus yra. Žmonės, kaip čia pasakyti, žmonės supranta, kad taip Ukrainoje vyksta karas ir jie supranta, ko gero gali suprasti, kad to reikia daryti, bet kada sakoma, kad jūs arba patriotai, arba traustykitės į žemės, tada truputėlį atsiranda natūralus pasipiktinimas, visi galvoja palaukti, kitus projektus stato, kitur pinigus moko, čia dabar jau mums tai trauktis reikia. Tai natūralu žmonės pradeda klausti klausimų, kurie yra jiems ūkiškai labai svarbus ir turbūt čia nieko ypatingo nėra. Tai tas mūsų plėkimas tai yra patriotizmas prieš žmonės ir tada kas atsitinka, ir čia turbūt aš gal prieisiu prie to šiek tiek tą konstrukciją kampanijos pasakodama, ką darė rusai, tai atsitinka tai, ko mums labiausiai reikia, kada mes marginalizuojame labai didelį žmonių grupę, kurie turi legalių rūpesčių ir nelegalių norų, baimių ir kitų dalykų, ir kada mes juos visus išvadiname ten, vienaip arba kitaip išvadiname, ar tiesiogiai, ar publiką išvadiname svatnikais, ar ten priešais tautos, tada natūraliai žmonės pradeda ieškoti sąjungininkų ir sąjungininkų suranda kitoje dalyje. Ir čia tas raudonųjų ribų brėžimas yra labai svarbus dalykas, kad vis tik tai mes turim teisę nesutikti dėl daug dalykų tarpusavyje. Mes turim teisę nesutikti, kur turi būti poligonas, mes turim teisę diskutuoti, kiek kainuoja tas poligono išpirkimas, kompensacijų. Mes turim teisę ginčytis daug įvairių dalykų. Mūsų priešo tikslas yra visą tai suvesti ne į tai, kaip ten turi būti statoma ar kaip turi pasirūpinta gyventojus, tai kad poligonų nereikia, kad pinigai yra išvagiami, kad reiškia, kad poligonas pritrauks karą kažkokiu būdu, neapgins, bet pritrauks karą. Čia tipiškas rusiškas propagandos yra dalykas, kad jeigu investuoji į karybą, tai vadinasi bus tik tai blogiau. Prasme, neinvestuok, nes jeigu neinvestuosi, tai čia nieko nebus, o investuosi, tai turėsi sistemą, tai tada rusai tikrai atakos. Tai kaip atskirti, kur gimęs natūralus tas naratyvas, natūralus pasipiktinimas ir kur jisai yra pagimdytas kažkur tai iš išorės? Aš tai, ta dezinformacija, čia yra daug visokiausių metodų žiūrėti, mes papasakosiu, kokią mes čia naudojam nustatyti, kad mes, taip vadinkim, turim tokį aukštą, sakysim taip, nelabai aukštą, bet aukštą pasitikėjimą savo duomenimis, kad
kad kampanija yra gimusi Rusijoje, Rusijos įtakota. Papasakosiu, kaip mes prie tokios išvados priėjom. Tas, manau, labai aukštas galėtų būti pasitikėjimas, jeigu žinai daugiau dalykų. Bet žinot, JAV teismas yra viename garsiame ieškinyje, aš dabar nepasituosiu tiksliai, kur ten buvo, bet man labai patiko citata, kai klausia, kas yra pornografija. Ir bando visai nustatyti, kas yra pornografija, kiek ten visko vyksta, reiškia, kiek ten turi būti dydis, lytinio organo, ten kamera, atstumas ir panašiai. Bet tokį terminą JAV teismas vienas priėjo, kad you know when you see it. Tu žinai, kai tu tai matai. Tai šitoje situacijoje irgi galima sakyti, kad mes tikrai galim labai aiškiai matyti, kad yra vietų, kuriuose tu labai supranti, kad tai yra propagandinės žinutės ir tada jau tu gali pradėti analizuoti, kaip tai veikia. Dabar, kaip mes nustatėm tas propagandinės žinutės? Tai labai paprastai mes stebim Lietuvos viešąją erdvę, ne tik Lietuvos viešąją erdvę, skirtingus kanalus, matom ir Telegramą, ir TikTok, ir Facebooką, ir grupės, ir kitus dalykus. Ir mes labai aiškiai ten visko nestim, mūsų tikslas yra stebėti tos dalykus, kurie daro didžiausią įtaką. Kitaip tariant, mūsų tikslas nėra atrasti tą vieną žmogų, kuris ten viską, nežinau, kanalus, kurie labiausiai veikia žmonės. Kitaip tariant, mes ieškom per įtakos prizmę ir tą, vadinkim, tie kiti dalykai susijimai, čia galbūt šiek tiek kitų platformų, ten, ar Palantyro, ar kitų platformų yra darbas, surasti tas sąsajas tarp tų žmonių, ką jie laikina, ką daro panašiai. Galim tai daryti, bet čia nėra mūsų specializacija. Bet mes žiūrim, kas yra svarbu. Mes matom, kad tai kas yra naujas naratyvas rusiškose kanaluose, turbūt, kad čia aš dabar galvoju 17 dieną gruodžio. Skelbimas vyko ten 15, bet pradžioje tai tiesiog reakcija, ten pirma reakcija pas rusus būna, kad čia Kaliningradas, blogai, kažką tai baisu nereaguosim. Ir tada mes matom, kad ta reakcija po truputį pradeda formuoti, jau ten visi sputnikai, reiškia, ir visi kiti propagandinės paskyros, kurios sekamos labiau yra Lietuvoje, jie pradeda formuoti aiškiai naratyvus, kad pritrauks karą, ten aš galėčiau išvardinti visą eilę tų dalykų, pritrauks karą, poligono nereikia, žmonėms nepatinka, reiškia, darosi panašiai. Dabar tuo metu Lietuvoje mes neturime iš esmės dar jokios reakcijos. Ta prasme, tie žmonės, kurie dabar kalba viešai apie poligoną, ar politikai, ar kiti, jie net nepradėjo apie tai kalbėti. Kitaip tariant, susiformuoja naratyvai Rusijoje ir tas po uždelsimo, po 3-4 dienų, tie dalykai pradeda spūstis. Čia yra dažnas tas laiko uždelsimas, tos pačios temos, mes tas temas galim sekti, kaip pas vystosi. Tai jis yra labai dažnas įkaltis, kaip čia viskas darosi. Ta prasme, yra priimamas sprendimas, yra matomi dalykai ir tai yra bandoma išsekti vėliau. Ir tas atitikimas tų naratyvų yra tam 80 pagrindinių temų, kurias bandoma prastumti, ir 80-90% temų, kurios dabar vyrauja viešoje erdvėje, tampa pas mus. O kodėl reikia formuoti tą naratyvą pradžioje Rusijoje? Ta prasme, čia toks kaip ir išsidavimas gaunasi? Žiūrėkit, matot, kaip yra. Aš noriu pasakyti tokį dalyką. Nei mes neturim visiškos viešosios erdvės kontrolės, nei Rusija neturi visiškos erdvės kontrolės. Tai visa viešoje erdvė dalykai, jie plinta po truputėlį, yra tinklai, yra galų galia techninės priemonės, yra pasiruošimai ir kiti dalykai. Tai tuos naratyvus paprastai Rusai suformuoja vienaip arba kitaip savo keliose kanaluose. Buvo toks garsus kanalas Ghostwriteris, buvo Telegramo įvairios grupės, kur tie dalykai būna. Rusija labai dažnai apskritai, mes šiandien darom tokį didelį Rusijos erdvės tyrimą, kaip Rusija patys savo viduje daro propagandą. Ten būna Telegramo grupėse, pavyzdžiui, siaučia diskusijos ir tada valdžiai sirenka iš tų temų vieną kitą, tada jau ją patvirtina kaip oficialią versiją ir tą pradeda visus stumti. Tai čia toks yra tam tikras strateginis neapibrėžtumas, jiems yra gana būdingas, bet jie tiesiog pasitestuoja dalykus, pažiūri, kurie geriau eina naratyvas, kuris darosi, vyksta tam tikras testavimosi stadija. Ir tada mes matome, bet Lietuvoje ta tema dar neegzistuoja. Ta prasme, išėjo paskelbimas, viskas ramu tylu. Ir staiga po kokių 3-4 dienų mes matome, kad prasideda diskusija Lietuvoje, kurios dalis yra, kaip čia pasakyti, normali diskusija, aš ten sekiau tos žmonės, kai kurios, matosi, žmonės turi rimtų prieštaravimų, nesupranta, kaip čia visą tai vyko, reiškia, ir tikrai, ten sakau, ta komunikacija tikrai ten nėra dalykų, kurios būtų galima prieštis badyti ir sakyti, taip galbūt nevertėtų daryti, bet kas nutinka? Nutinka tai, kad komentaruose iš karto ir jau aktyvuojamas ir jau paskyros, Lietuvai skirtos paskyros, ten visokios TikToko ir kitos paskyros, kurias mūsų žiniomis yra tiesiogiai susijusios su Rusijos, bent jau sekimų tiesiogiai susijusios su, turbūt net ne Lietuvoje, tai paskyrų tie jų kūrėjai sėdi. Ir tose paskyros jau prasideda formuoti visas toksai, kaip čia pasakyti, bet paeiliui visas laukas tų visų žinučių. Tai tas dalykas įvyksta pakankamai aiškiai ir mes tada matome, kad pagrindinis būdas, matom, kad kyla Lietuvoje nepasitenkinimas, kuris yra didesnis, čia dar truputį pasakysiu, Rusai taip daro prieš kiekvieną svarbesnį įvykį, labai panašiai. Ta prasme, čia, ten nežinau, ten sureaguoja, kažką padaro, randa įdomi tema, nežinau, ten, pavyzdžiui, kad ir tarkim tokia tema, pavyzdžiui, kad Lietuvoje Vilniuje keičiamos dangčiais užrašus SSR. Tai ta tema, pavyzdžiui, irgi buvo kažkur tai išjuokta. Tai jie ieško tokių temų. Ir aišku, temos susijusios su NATO, su bet kokiom pratybomis, ten jiems labai svarbios yra, pavyzdžiui, koks nors ten, tarkim, Vokietijos brigados dislokavimo klausimas, arba ten tas, reiškia, apskritai čia buvo, matosi, ruoštas ilgai ten skirtingais būdais ir naratyvų. Šiuo atveju
Man tai pasirodė tiesiog eilinis supratimas, kad žmonės turi pasiruošti metodiškai, žino, laukia to sprendimo, susirašė, iš karto surašo greitai naratyvus, kurie čia būtų svarbiai matomi ir daromi, pakankamai greitai surašo ir tai vadinkim, propagandos mašina, Rusijos Kremliaus mašina, rezidentūra, dirba ir daro savo darbą. Aišku, Lietuvoje kilus skandalui, tie naratyvai natūralu, kad nukreipiamos daugiau funkcijų ir mes matome, kad tie naratyvai komentarai pasipila, komentarai ten apie 30% komentarų pirminių iškart yra neigiami, pavyzdžiui 15, paskui 20, dabar 30% neigiamų komentarų yra pasiekę. Ir čia dar tam procese dalyvauja net politikai, bet mes matome, vyksta toksai procesas, kurį Rusija mėgsta daryti, kitaip tariant, per komentarus, per nuorodas, net neturėdami savo kanalų, jie stengiasi nukreipti žmonės, vadinkim, suvaldyti žmonės. Žinot, kaip politikai arba influenceriai, jie reaguoja į laikus ir šerus, ne? Jie reaguoja į tokius dalykus, nes, tarkim, jeigu parašai tokią temą ir visi sako, o, fainai parašai, tada tu rašys dar daugiau, arba sukūrė video tokią temą. Ir mes matome, kad vyksta tas, o tada komentaras sako, dar pasakyk tą, nereikia to poligono. Kitaip tariant, pritarė temai priešiško žmogaus, bet jį supildo turiniu, kuris nėra to žmogaus turinys. Kitaip tariant, kaip čia miestiečių turinys yra, kodėl pas mus stato, kodėl čia reikia panašiai, bet tada tu pradedi matyti, kad tie patys kaip čia miestiečiai labai greitai, žmonės, kurie ten su to susiję dalykų, pradės labai greitai kurti naratyvus, kurie yra visai kitokie. Tad atsiranda grupės, kurias įsteigia, vadinkim, įtartini profiliai, arba labiausiai aktyvūs yra įtartini profiliai. Atsiranda daug visokių dalykų, kuriuos jau galima sieti su, vadinkim, pakankamai aiškiai ryškiai vykstančia informacinė ataka. Ir aišku, po kurio laiko trečiuoju etapu į tą visą dalyką, į tą visą procesą jau pasijungė, jau čia prieš kariuomenės vado vizitą ir ministro, jau pasijungė ir lietuviški politikai, kurie, vadinkim taip, yra daugiau arba mažiau prorusiški. Vėlgi, aš labai skirčiau tos dalykus, tavasme, aš galiu turėti savo atskirą nuomonę apie OPTV ir jos skleidžiamus dalykus, bet jie yra pakankamai gudrus ir jie labai ir tai, kada peržengia ribą, kuri eina atvira prorusiškumą, bet yra kanalų, kurie tos ribos, jie niekada jos nejautė, niekada jos nemato. Aš tiesąkant nelabai suprantu, kaip atleidžiama toliau egzistuoti, turint galvoje, kad yra taip lengva viską patikrinti. Čia tokia jau mano būtų toksai jau nustebimas, nes Lietuvoje turėjom puikų precedentą, kada daug žmonių buvo, kurie skleidė turinį įvairų ir buvo galima patikrinti. Ir tikrai ten žmonės dabar suleidžia daug daugiau negu leisdavo anksčiau, jie leisdavo turinį, jie buvo ten pasikviesti pokalbių ir ten ir bylų atsirado ir dar kažko. Tai čia turbūt yra kitas klausimas. Ar suprantu, ar būtinai jie veikia kaip propagandos elementas, ar vis dėlto jie veikia kaip tie minėti influenceriai, kad jie pamatė, kad yra... Čia dabar atskirti sunku jau. Dabar tai vienas dalykas yra žmonių, kurie, kaip čia pasakyti, ką daro Rusijos propaganda arba Rusijos, tarkim, prorusiška propaganda ir tas procesas, ar apskritai, tokia dalykas. Tai pagrindinis tikslas yra priimti kokį nors kanalą ir tą kanalą įtikinti, arba influencerį, arba politiką ir bandyti įtikinti, kad, tarkim, jeigu, pavyzdžiui, to nepatinka valdžia, arba, tarkim, nepatinka skiepai, ar ne? Nepatinka tos skiepai, nepatinka tos skiepavimas, tu netikės skiepais. Tai yra tokia tavo pozicija, bet tuos žmonės yra stengiamas indoktrinuoti ir paversti, kad jeigu nepatinka skiepai, to turi patikti Putinas ir turi manyti, kad ES NATO nereikia, pavyzdžiui. Tokia tema, ne? Kitaip tariant, tu paimi žmogų, kuris iškrenda iš kažkokio, vadinkim, mainstream arba status quo, arba, tarkim, ten veganas yra, arba tenais turi kažkokį tikėjimą kitokį, dar kažką tai. Ir tu bandai iš karto jį panerti aplinką, kuri yra nedidelė, nes aš turiu pasakyti vis dėlto, faktas yra tas, kad Rusijos tai informacijos operacijoms Lietuvoje nėra labai palankiai dirba veikti, nes čia mokama pažinti propagandą, mokama iš karto pasakyti, greitai ten sustabdyti ir panašiai. Tu tai ieško tokių marginalinių vietų, nesvarbu kokių marginalinių, ir bandai pripildyti turinio. Kitaip tariant, tu veganas, už tai, tu labai didelis kairysis, už tai, tu esi labai didelis, nežinau, ten nacionalistas ar fašistas, vėlgi tas pats. Akseris, labai faina, mes tave taip pat pasiėmėme savo komandą. Ir tarkim, tave tu turi problemą su valstybė, to nepatinka, kodėl dabar staiga iš giedro dangaus, staiga iškrito, statom kažkokį poligoną, čia mano namas, mano verslas, ten mano, nežinau, vaikystės prisiminimai ir panašiai. Natūraliai tada automatiškai bandoma yra dėti visas pastangas, kad tokius žmonės sukurti visą turinį, kas matėme ir Kapčiamiesčio grupėse darėsi, sukurti turinį, kuris iš karto parodytų žmonėms, nukreiptų kelią, sakydami, kad, jeigu nepritarė poligono statybai, vadinasi, nepritarė ir ten kariuomenė ir kitiems dalykams. Ir tam mes jau matom, kad ta žinutė pasiunčiama visiems kitiems, ten tiems prorusiškiams, vadinkim, arba ne prorusiai, bet vadinkim, gal sakyčiau, labiau antisisteminiams veikėjams. Atskirti, žinai, ne mano darbas yra skirti, kas ten iš jų yra ten, tiesiog iš idėjos, kas iš jų yra ten, matos, yra grupės, ar ne, yra labiau prorusiški, aiškiai prokremliški veikėjai, yra tokie, kurie labiau antisisteminiai veikėjai. Yra žmonių, kurie šiaip tiesiog nemėgsta dabartinės valdžios. Ir čia irgi yra normalu. Tai pasitaiko tokių žmonių. Tad bandoma suplakti vieną krūvą ir tokiu būdu, kas darosi, kad ta pozicija
sakysim, prorusiška pozicija arba antiukrainietiška pozicija arba antigynybinė pozicija, jinai staiga tampa užima žymiai didesnį žmonių ratą, nes visi, kas, tarkim, pavyzdžiui, vienas iš didžiausių bandymų iš visoje kampanijoje, tokių, ne didžiausių, bet labai akivaizdus yra bandymas, pavyzdžiui, tuos, kas nenori, pavyzdžiui, sakyti, kad Kapčiamiestį pritraukti prie miškų kirtimo temos. Miškų kirtimo tema apskritai yra, vadinkim, Lietuvoje mes to mažiau susidūrėme, bet to irgi turim šiek tiek, bet, pavyzdžiui, jeigu pasiimsi Latviją, tai ten yra didžiulė bėda, miškų kirtimo tema yra labai didelė problema ir miškų kirtimo temoje ten yra labai daug feikų, labai daug propagandos netikros, labai daug rodoma miškų, kurie iškirsti iš tikrųjų yra. Tokiu būdu bandant sakyti, kad valdžia, čia toks tipiškas rusiškas naratyvas yra, kad tavo valdžia dirba prieš tavo interesus, todėl iš principo, kad demokratiškai išrinkta šalies valdžia yra nelegitimi, jinai tarnauja kitai šaliai, nežinau, NATO, Amerikai. Čia toks yra nuolatinis rusiškas dalykas ir tas miškų kirtimas yra labai stiprus simbolis. Ta prasme, kerta miškus, daro kažką tai, tada padidini miškų kirtimo mastą, parodė, kad kertama labai daug, ir tokiu būdu tuos žmonės, kuriems nepatinka, kad kerta miškus, jisai automatiškai gali tada kaip čia pasakyti, sakoma, jeigu perki maždaug, nežinau, perki dešrą, tai tada perki ir sūrį ir dar šūdo kilogramą. Įsigyk, reiškia, ir tada įsigyk tas visus dalykus. Tai čia toks yra standartinis dalykas, tai pavyzdžiui, ta miškų kirtimo tema čia matosi, jinai yra labai platesnė, jinai yra tarsi nekalta, nes čia tarsi tu matai, kad čia nesusiję su poligonu, čia kodėl kirsime miškus, kam, kad nekariaukime, pacifizmas kažkoks atsiranda, dar kažkas tokio, ir ta tema tu palėti didesnę dalį žmonių, kurie šiaip tu, vadinkim, pusiškai nepripažintum, bet jie tiesiog mažai domisi politiką ir jiems atrodo, kad miškų kirtimas yra svarbiausias dalykas. Tai čia yra toks vienas iš pavyzdžių. Tai kitaip tariant, mes turim tą visą naratyvų setą, čia, nežinau, ten suskaičiavom 3 didelės grupės jų, turim naratyvų setą ir tas naratyvų setas pradedamas stumti nuo opos. Labai atsiprašau, vienas iš klausimų, kalbant apie naratyvus, o tema, kuri galbūt taip pavadintume apskritai kvestionuojamas poligono reikalingumas, šitam naratyvų temose svarbi ar nuplaukia į... Čia turbūt yra numeris 1 tema. Ta prasme, kad žmonės, kurie, kaip čia pasakyti, aš tą dalyką dėja pastebiu, kad tas dalykas pavyko, nes kai kurie žmonės, kurie reiškia, šiaip iš esmės tarsi yra visai normalūs ir neprorusiški, tame savo kovoje pradeda mėgti visus argumentus, kuriuos randa. Ir aš matau, kad dabar ta tema jau, kad poligono nebereikia, neatsiranda. Ir čia yra labai keista eskalacija, nes, žinai, tu gali sakyti, gal ne čia tas poligonas turi būti, arba gali sakyti, gal ne čia buvo, bet rusų vienas pirmųjų dalykų, netgi ten Povilas Gilys, mūsų mylimas, nemylimas, bet kaip čia pasakyti, buvęs užsienio reikalų ministras, keistų būdų žmogus, turintis įvairių visokių istorijų, tai, pavyzdžiui, buvo cituojamas Sputnikas, paleido iš tokio pranešimą, pats Gilis pasisakė Facebook'e, kad čia poligonų užtenka, čia nesąmonė, reiškia, mes turim 9 poligonus, kam tai reikalingas 10, čia tik statolas poligono atsistato. Tai tokios žinutės pakankamai stipriai eina ir faktas yra toks, kad, žinai, kad čia turbūt mes esam gyvenam keistų laikų, kada tradicinės žiniasklaidos ir socialinės žiniasklaidos pasiekiamumas yra beveik susilyginęs. Tai tradicinė žiniasklaida turi didesnį kiekį žmonių, kurios pasiekia, bet socialinė žiniasklaida bendrai paėmus, jinai iš esmės yra jau didesnė dabar, nes jinai turi daugiau žinučių parodo. Prasme, tu per teleką pamatai naujienų laidą, kur yra 20 žinučių, 15, čia tik tokią tu gali sužiūrėti, ten, nežinau, 100 klipų per valandą, žinai, ir tu gausi labai daug skirtingų žinių. Paklausiu į sisteminę žiniasklaidą įsiterpia tie naratyvai, nes aš čia mačiau. Ne, žiūrėkit, aš noriu pasakyti tokį dalyką. Čia gal reikėtų pasakyti paprastai labai, neturime mes problemos su sisteminė žiniasklaida ir tas, vadinkim, tenais yra ten visokių klausimų, ar ten gali sakyti, ar tai parašė, ar ne tai parašė, ar antraštė tokia ar netokia uždėjo, bet aš tai nematyčiau čia didelės problemos didžiąją dalim, ten framingo žmonės prie to framingo yra įpratę, žino, kaip ten žiniasklaida rašo, čia, ta prasme, čia nieko ypatingo nėra. Ir aš manyčiau, kad bendrai paėmus mes Lietuvoje turim tikrai labai neblogą medijų ekosistemą, kas yra susijęs su tradicinė žiniasklaida, ir matyti iš to čia yra mūsų ir pasitenkinimas Europos Sąjungoje, ir bendrai ką mes mylim, ir bendrai pasitenkinimas visais tokiais dalykais. Bet faktas yra toksai, kad kol mes čia labiau surūpinom ten aiškindamės, ar antraštė viena, ten, nežinau, ar Delfi 15 minučių, ar dar tai yra ten gera, ar bloga, ar ten tam vietos tiek, ar kodėl ten platforminam tuos žmonės ir kažką, tai aiškindamas tokius dalykus, kurie, yra, vadinkim, taip, kas ne, skaitydamas Delfius, tu surasi, kaip čia pasakyti, tu surasi naratyvą, plus kartais tas kitos nuomonės yra taip pat svarbu, nes kartais, reikia, žinai, kaip čia pasakyti, dėdamas į spastus sūrį, reikia nepamiršti vietos pelėje palikti. Tai dar reikia truputėlį duoti ir
pažiūrėjimą ir, ta prasme, ten parašo koks nors, ten, tarkim, labai netaiklus prognozuotojas profesorius Girnius kokią nors eilinę savo opusą, ir parašo, ir tam tu pasižiūri, pasitikrini, kur tu matai. Tai čia gal nėra ypatingai blogi dalykai, bet va štai socialinėje žiniasklaidoje turim problemą ir, pavyzdžiui, Facebookas buvo išvalytas, dabar Facebookas yra visiškai, vadinkim, vėl grįžta į tos laikus, kai jis buvo 2012, 13, 14 metais, vėl nebaisu rašyti, uždaros grupės vyrauja ir kiti dalykai, tai dėkui Dievo dabar galim stebėti, tai truputį gal tą dalyką pastebėsim, bet iš principo nepasakyčiau, kad kažkas labai čia sistemingai žiūrėtų, stebėtų. Nes yra tikrai ten, pavyzdžiui, vien tik komentarų antisemitinio arba ten kokio nors prorusiškų yra, su baudžiamojo kodeksu yra pakankamai didelis kiekis, kurių nelabai kas ten stebi ir nelabai ką žiūri, bent jau nematau, kad labai ką darytų. Ir aišku, TikTokas yra velnio mašina, TikTokas Telegramas Lietuvoje netokia didelė problema, jis labiau koordinacijos mechanizmas veikia, bet TikTokas yra tikrai tokia vieta, kur žmonės jaučiasi nepažeidžiami, ta prasme, ten gali išvysti svastikų ir Lietuvoje uždraustų naudoti rusiškų simbolių, sovietinių simbolių. Yra veikiantis keli kanalai, kurie skirtingais būdais, manau, kad jie ten pusiau profesionalus, kurie tikrai kūrė turinį sistemiškai ir vienas iš jų mane atkreipė dėmesį, neseniai mane padarė turinį, labai džiaugiuosi, labai smagu. Ir ten kitų visokių kanalų veikiančių Telegramo grupų, tai tokios tikrai informacijos yra pakankamai didelis kiekis ir ten tikrai ta kalba ir komentaruose vyrauja, kuri nerodo, kad mes kontroliuojam savo viešą erdvę, nes aš noriu pasakyti, gal taip bendrinamas viską, šalis, kuri nekontroliuoja savo sienų, yra ne valstybė ir lygiai taip pat ne valstybė yra ta šalis, kuri nekontroliuoja savo viešos erdvės. Tai mums tas dalykas yra labai svarbus, mes esam pafrontėje ir aš manau, kad tas yra problemos ir kitose šalyse. Tai nereiškia, kad drausti, tarkim, nesutikti su poligono statyba. Čia yra normalu, bet kai tu matai labai aiškiai, kaip tos naratyvai persimeta ir kai tu matai, kad iš esmės, kaip čia pasakyti, ten tų botų niekas negaudo ir to TikTok'o niekas nežiūri ir kitų dalykų nedaro ir ten žmonės darosi, tada tu nenustembi, kad prorusiškas kandidatas Lietuvoje surinka 7%. Aš manau, kad nenustepsime, kad kokia nors opozicinė partija arba pusiau opozicinė partija, jinai kitose rinkimuose tos Kremliaus talking pointus pradės naudoti viens prie vieno, ta prasme, nebesislėpdama, nes tiesiog jinai jaučia, kad jaučia pakankamai dalykų. Ir kitas dalykas, žmonės prie to, kad informacijos yra platinami, mes esam tai, ką mes vartojam, kokią informaciją žiūrime. Ir jeigu ta informacija laisvai prieinama, sakyčiau, labai išliukščių propagandiniu būdu, išnaudojant kiekvieną mūsų vidinį susikalimą, tai mes tikrai turėsim, tie dalykai pradės kauptis ir mes turėsim, bent jau tą pačią situaciją, kaip turim kitose vakarų Europos valstybėse, kur mes matom, kad populistinės prorusiškos, Rusijai neutralios, Ukrainai neutralios, nedraugiškos Ukrainai bent jau jėgos, pradeda lenkti tradicinės partijas kartu paėmus. O taip receptas koks būtų, kalbant jau apie galimybę išnaudoti socialinius tinklus, turint omenyje tai, kad Facebook'e ir kitur politinės reklamos nebus, aš kalbu apie artėjančius rinkimus tiek savivaldos, tiek Seimo. Tai kokie užkardimo keliai būtų? TikTok'ui, Telegramui ir panašiai? Žiūrėkit, tai, žinot, kaip yra, tai paprastas dalykas yra turbūt, esminis dalykas yra, grubių būdų reikia atskirti botų. Vienas dalykas yra, manau, kad botų naudojimas viešosios politikos klausimams turėtų būti nelegalus ir draudžiamas. Tai čia vienas dalykas yra, mes ten dabar turim tokių dalykų, tai reikia sugalvoti, kaip tai atsitiktų. Antras dalykas yra, tai aš, paprastai labai aš kai pradedu stebėti viską matai iš karto, kai nematydavai, tai atrodo, vis nieko nėra. Tai stebėjimas yra labai svarbus, tai stebėjimas labai nuoseklus, didelis ir sistemingas stebėjimas erdvės. Tai čia daug labai informacijos yra, tai ten reikia stebėti tūkstančius žinučių per dieną, bet jas vis galima sužiūrėti, galima apibendrinti, identifikuoti žinutės, kurios yra blogos, identifikuoti tos botus ir tą darbą tiesiog reikia sistemiškai daryti. Ir trečias dalykas yra, kaip čia pasakytas, viešos erdvės kontrolės klausimas svarbus ne tik Lietuvai, bet mums reikia tam debate dalyvauti, nes yra faktas, kad tos užsienio platformos nėra suinteresuotos kažkaip čia dabar mums padėti tvarkytis. Yra Europos Digital Service Aktas, yra kiti dalykai, reikia galvoti ir rasti būdų, kaip jie stipriau naudotis. Ir paskutinis ketvirtas dalykas, aš manau, kad vis dėlto mes Lietuvoje turim priėmę tam tikrų įstatymų apie prorusiškos propagandos sklaidą, turim galbūt neįrodomų ryšių, bet turim akivaizdžių ryšių susijusių su su įvairiais žmonėmis, kurie tą propagandą platina arba skatina, reikia tiesiog, čia nėra malonus darbas, bet turbūt reikia vis dėlto nubrėžti tam tikras raudonas linijas, kuriuose yra skiriama opozicija valstybei, opozicija valstybės, opozicija valdžiai ir opozicija valstybei. Ir kenkimas valstybei, tai yra labai skirtingi dalykai. Ta prasme, ir tai įrodyti, manau, kad reikia imtis dirbtis ir daryti. Aš labai atsiprašysiu subaigti, netrukus bėgti jau. Gerai, tai turbūt ką ir baigiam tada, ne? Viskas, ačiū labai, Mykolai, tikrai už... Liberalūs pokalbiai.